festivalį? Kaip aš ir sakiau sveikinimo žodyje, tai festivalis jau šiais metais bene 13. Tai jau sena tradicija rengti kasmet pavasarį, pakviesti visus mokyklų chorus, vokalinius, instrumentinius ansamblius į pasirodymus. Kiekvienas turėjo atlikti 2 kūrinius. Kaip atliko, jūs patys girdėjote ir matėte. Šiame jūsų Nemenčinės krašte šiandien man buvo, žodžiu, labai graži tokia staigmena, tai instrumentinis ansamblis Viduto, ar ne? Finale, kuris su gitaristais ir saksofonistė taip gražiai atliko savo repertuarą. Tai čia, kaip aš suprantu, jums būtų labiausiai patikusi atlikėjo grupė? Kadangi jie nėra su kuo lyginti, instrumentalistai buvo vienas kolektyvas instrumentinis. O šiaip iš dainuojančių? O šiaip, žodžiu, chorai, man atrodo, kad Nemenčinės Parčevskio stipriausias buvo šiandien atlikimas, ar ne? Nes 3 kolektyvai ir taip brandžiai, gražiai derėjo balsai, dainavo 3 balsais ar 4. Mišriam chore dainuoja berniukai, tai čia yra mokytojos didelis, žodžiu, didelė pergalė. Na taip. Na, o jums pačiai, ar muzika padeda atsipalaiduoti? O taip, jeigu ne menų festivalis, būtų nuobodu dirbti valdininko darbą. Taip, kad aš kasmet, žodžiu, muzikos festivalių laukiu, visą laiką mokytojus agituoju, kad jie kuo daugiau dirbtų, kad gražiau skambėtų festivalyje atliekami kūriniai. O kokius jausmus jums sukelia klausymasis muzikos? Pačius geriausius jausmus, tik teigiamus, daugiau optimizmo, taip kažkaip tai nors pavasaris vėluoja, bet meno festivalis, man atrodo, sušildė žemę, ištirdins paskutinį sniegą ir tikrai rytoj mes susitinkam su mokiniais ir muzikos mokytojais Maišegalo Sobremskio vidurinėje mokykloje, o finalas bus šį penktadienį Rudaminos ryto gimnazijai. Tai kviečiu ir jūs atvažiuoti, pasiklausyti, o kaip kitam krašte dainuoja vaikai. Pasistengsiu. Gerai, linkime jums sėkmės ir visą gerą. Ačiū jums labai už organizaciją, už įdomią labai formą. Tokia buvo nepaprasta jūsų vedančiųjų scenarijus labai įdomus. Tikrai, žodžiu, kasmet vis kažką jūs sugalvojat, vis kažką atrandat naujo. Taip kad žiūrovams buvo nenuobodu ir ačiū jums visiems, kas prisidėjo.